Šalam, aš esu Zita, iš grupės Prabudimas. Esu viešpačiui be galo dėkinga už viską, ką jis man suteikė, kaip jis keičia mano gyvenimą, visiškai viską keičia iš pagrindų, vis atnaujina, atšviežina, atsikrato to, ko nereikia iš tikrųjų, ką buvau priėmusi iš pasaulio, daug klaidingų dalykų. Esu dėkinga už visus gydymus, už jo prisilietimus, apkabinimus. Kai buvom Gojaus atgaivoje, mes meldėmės labai galingai, iš tikrųjų buvo didžiulė jėga, kaip ir visuomet, nes viešpats be galo stiprus ir galingas. Jis mane buvo apkabinęs, aš jutau netgi fiziškai, jutau, kaip palėtė petį, iš nugaros pusės sako, aš čia. Ir vėliau jutau, kaip paėmė man už rankos ir aš pati net iki galo negaliu uždaryti delno, nes jutau, kad yra mano rankoje delnas. Ir jis palaikė, buvo kėlęs mane į Edeno sodą, ten mačiau nuostabius vaizdus. Bet kai atrodo, pamačiau ir liūtą, didžiulį liūtą, blizgančių kailių, šviesiai rudu, karčiai, dydis tai daugiau nei per pusę stalo, kaip sakoma, karčiai ir galva gigantiškas, trumpai sakant, galingas. Po to buvo medis, aplinkui tą medį fontanas. Didžiulis buvo medis viduryje, buvo sodas, vaivorykštės buvo, bet ne tokios kaip čia pas mus žemėje. Toks jausmas, kad fonas susidėtų iš vaivorykščių, daug vaivorykščių. Ir jos lietosi viena su kita, bet kai tu įsižiūri, gerai matosi kiekviena spalva atskirai. O kai žiūri bendrai, gaunasi kaip bendras fonas ir neskauda, nei akių, gera, ramu. Mačiau ten augalus, žemė tokių nėra. Atrodo, kaip ir vaisius, kaip ir augalas kartu, kaip gėlė. Ir spalvos tokios ryškios jos. Su raštais kitais, perėjimais tokiais yra, taškiukais net ir išmėtytos, bet žemė tikrai tokių nėra dalykų, ką mačiau tenai, jaučiausi namie, jaučiausi tikrai kaip namuose, nes ir jo buvimas šalia, ir jo kalbėjimas, aš su tavimi dėl savo klaidų, kurias anksčiau dariau ir dar kartais padarau. Ateidavo kaltinimo dvasia. Ir su tuo mane verčia dirbti. Ir ačiū Dievui, matau skirtumą nuo to, kas buvo pirma, nes aš tikrai save apkaltindavau. Vis sakydavau, ką aš čia padariau, aš tokia, kodėl, atrodo, mokinaus tą, bet aš vėl tą padariau. Ir prasidėdavo kaltinimai ir atverinėja visus dalykus. Yra nuostabios kovos, kurios atrodo iš pradžių buvo, čia tas stipri, čia pavargau, čia viską, bet kai gaunam tinkamą pažinimą ir jo ieškom, jis ateina. Jis ateina ir įsirėžia širdį taip, kad tu nepamirštum. Tu jauti ne tik fiziškai, bet ir viduje taip jautėsi, stipriai galingai, kad tu trokšti jo vis labiau ir labiau. Tu negali be jo, kai būni biškiuką trumpiau arba mažiau, kaip sakoma, kambarėlį praleidai, užsiimi darbais, atrodo, kad tu būtum be jo, nes tau jo visada trūksta. Nes kai pajutai jo meilę ir šilumą, tau niekada jo neužtenka. Šiandien irgi kovojom stiprias kovas, po kurių kovų, atrodo, anksčiau pavargau, kaip ir minėjau, bet grįžta jėgos, keičiasi ir kovos, keičiasi kovojimo supratimas, ginklai, dovanos, kurias jis perteikė. Šiandien apkabino su ugnim. Apkabino su ugnim, kai buvau išėjusi pas jį. Pajutau tokį karštį, bet tokį gerą ir malonų, tokią ramybę. Ir laimė ir ramybė kartu, kad neina žodžiais apsakyti, bet buvo taip gera, nes jis norėjo grįžti iš tikrųjų.
Ir tas kovas šiandien, kur nugalėjo viešpats, iš tikrųjų tai ne aš kovoju, jis atkovoja per mus, mes tik indai. Esu dėkinga tikrai, vat, ką jis daro, nes ir grąžina jėgas, sutikė jėgų tęsti visą tai ir ieškoti jo dar toliau. Tai vat. Pasakyk žiūrovam, papasakok trupučiuką, kad žiūrovai turėtų supratimą, nes jie galbūt įsigąsta, kaip mato mūsų kovojant dvasioje, kad jie neįsigastų. Papasakok, kas nutinka, kaip dvasinės akys atsiveria, kaip tu įžengi į dvasinę sferą. Iš tikrųjų, vat, šiandien buvo toks momentas, kai iškelia dvasias, prieš kurias mes turim kovoti, duoda supratimą. Tu jas matai fiziškai, kaip jos atrodo ir man šiandien net iškilo klausimas, ar aš tikrai ją galiu nugalėti, nes jin didžiulė, jin stipri. Ir sako, tu tikrai ją gali nugalėti. Sako, tavo apreikšta, tu turi valdžią ir tu turi nugalėti. Jinai nenorėjo pasiduoti. Atrodo, vat, fiziškai gal ir keista, bet jeigu pradėjus kovą arba mes pamatę nekovojam, jie toliau mus valdo ir mes negalim nieko pakeisti. Tada mes pasiduodam arba vat, tamsos galioms patys savo norų ir mes nebegalim eiti Dievo keliu, nes užveriam savo takus. Ir mes privalom kovoti ir su kiekviena kova jis tik labiau įkvepia. Ir mes patys augam dvasiškai labiau. Šlovė Viešpačiui. Šlovė Viešpačiui. Aleliuja.